Sveiki! Šiandien šiek tiek atskleisime paslapčių iš serviso pusės. Prieš mus yra MOVA. MOVA M1000 arba MOVA M600. Iš principo tas pats robotas. Šito roboto pjovimo diskas su visu peiliuku yra 20 cm. Toks yra pjovimo jo plotis. Labai panašus robotas yra Dream A1, A1 Pro arba A2. Tai tiek, kad tų robotų yra diskas platesnis ir pjovimo plotis yra 2 cm plačiau. Žodžiu, po centimetrą yra iš šonus. Šita lėkštė yra vienoda, diskas yra mažesnis. Dabar žiūrėkite. Čia yra MOVAs originalus peiliukas. Jinai šiek tiek tokį judėjimą turi, nes skylė tokia yra ovali. Tačiau peiliukas būna pagauna žolių, užstringa tokioje būsnoje, darbinėje zonoje, atakos zonoje, teisingoje. Taip, kad peiliukas turi darbinį plotą 14 mm. Čia uždėjome nuo segvėjų. Storas, grūdintas, gerokai storesnis peiliukas, kuris gerokai ilgiau tarnauja. Šitas peiliukas yra 1 mm trumpesnis, tai ten 14 mm, čia yra 13 mm. Tas 1 mm tikrai nieko nelošia, o peiliukas tarnaus gerokai ilgiau. Tačiau jeigu jūs norite padidinti efektyvumą pjovimo pločio, galima uždėti ilgesnį peiliuką, štai tokį. Šiuo atveju mes uždėjome nuo EcoFlow. Be abejo, yra Temu, yra AliExpressai, taip kad peiliukų jūs galite rasti įvairių, nebūtinai EcoFlow, tiesiog reikia ilgesnio peiliuko. Dabartis varžtelis mums tinka į EcoFlow peiliuką, tas pats nuo MOVAs, o jei dėsime Husqvarnos, dėsime segvėjus ar kitą peiliuką, reikės pakeisti visų varžtelių ir viskas tiks. Dabar skirtumas. Pjovimo mūsų peiliukas tip top, gražiai telpa čia. Turim pjovimo plotį 22 cm, o pjovimo ilgis padidėjo net dvigubai. Iš 13-14 mm į 26 mm. Taip kad štai sprendimas, jums toks nemokamas fainas patarimas, kaip padidinti pjovimo diską, pjovimo plotą su tiesiog kitokiu peiliuku. Ačiū sakyti nereikia, bet jeigu komentaruose padėkosit, būsim dėkingi. Gero jums naudojimo.